Minske Mercedes-Benz markės automobilį dėl nevaviršito greičio. Jį filmo. Keliu beviau. Taip. Sustojo. Taip. Kadangi sustojo, aš turiu teisę važiuoti toliau. Išvydęs mėlyną švyturėlį vairuotojas sulėtina greitį, tačiau neprivalo sustoti. Tokia pati situacija kartojasi 14 kartų. Dar kartą duosiu kelią. Sustojo, daviau kelią, viskas. Jau važiuot galiu vėl. Patį kelią gerai duodu. Kol policijos pareigūnams atrodo trūksta kantrybė. Kelią. Sustojo. Vėliau vėl galiu važiuoti. Ko? Parodyk, kas yra? Parodyk. Parodyk. Gerai, parodyk, kas jis daro. Kas yra? Filmuokit. Ką jis daro? Filmuok, ką jis daro. Ką reikia? Neprivalau. Šiuo atveju policininkai nepažeidė kelių eismo taisyklių, tačiau automobilio vairuotojas taip pat pripažintas nekaltu. Jis pats teigia, kad sėdėti apšaudomame automobilyje nebuvo didelis malonumas. Pasak tąkart automobilį vairavusio verslininko, panašios akcijos, kada vairuotojai turi galimybę išreikšti nepasitenkinimą blogų policijos darbų, yra sveikintinas pirmasis žingsnis demokratijos link. Galbūt padės, ne kaip sakau, iš esmės pakeisti 13 000 policininkų veiklą. Tai čia taip naivu manyti. Bet galvoju, kad blogiau tikrai nuo to nebus ir negalvoju, kad su ta akcija viskas pasibaigs. Čia, sakau, yra parodymas, kad žmonės turi tokią galimybę, nes labai daug žmonių kalba, kaip policininkai ten tą darė blogai, kaip tą darė blogai, tai tada bus galima paklausti žmogaus, tai kodėl pats neužfiksavai ir kokią pats parodė pilietinę pareigą, kad šitos trūkumus pašalinti. Užfiksuoti pažeidimus darančius policijos pareigūnus įmanoma, tačiau kaip užfiksuoti iš viso nedirbančius policininkus. Tiesa, jau geriau visai nedirbantis, nei dirbantis štai taip. Ko? Jūs juoką